Gegužės 12. Taigi, mylimieji, turėdami šituos pažadus, apsivalykime nuo visokio kūno ir dvasios susitepimo, užbaigdami savo pašventinimą su Dievo baime. Antras laiškas Korintiečiams 7 skyrius 1 eilutė. O kiek daug būsimų karalystės paveldėtojų pastebi, kad turi tokius susitepimus: pyktį, klastingumą, veidmainystę, pavydą ir polinkį į apkalbas. Drąsiai galime pasakyti, kad kiekvienas turime, jei ne visas, tai kai kurias iš šių kūno silpnybių, ir turime kovoti su jomis, o ypatingai mūsų krikščioniško pašaukimo pradžioje. Su kokiu dideliu rūpestingumu turime pašalinti tas dėmes nuo savęs. Kiekvienas turi tyrinėti ne tik savo gyvenimo, poelgius, mintis ir žodžius, bet ir kiekvieną ketinimą, priežastį, kuris slepiasi už šių žodžių, minčių ir poelgių, kad galėtų geriau apsivalyti nuo žemiško susitepimo ir taptų vis labiau priimtini Dievui. Kūno dėmes suprantame kaip ydas, įsišaknijusias mūsų kūne ir kurios pasireiškia per kūną. Tai tabako rūkymas, alkoholio gėrimas, narkotikų vartojimas, nesaikingumas, godumas, kūniškas amoralumas, begėdiškumas ir taip toliau. Dvasios dėmes tai ydos įsišaknijusios mūsų prote ir kurios pasireiškia per protą. Tai pyktis, neapykanta, piktumas, pikti įtarinėjimai, veidmainystė, gobšumas, netikėjimas, neviltis, pasididžiavimas ir taip toliau. Pažadai, kurie sudaryti iš sandorų, atliktų su priesaika, tai Dievo valymo priemonės, skirtos mūsų valymui nuo kūno ir dvasios sutepimų. Pats geriausias būdas apsivalymui pasiekti yra pagarba Dievui, kurios pagalba mes užbaigiame savo pasišventimą. Klausimai: ar šią savaitę stengiausi panaudoti šios eilutės priminimą praktiškai? Kaip, kokios buvo pasekmės? Taigi, mylimieji, turėdami šituos pažadus, apsivalykime nuo visokio kūno ir dvasios susitepimo, užbaigdami savo pašventinimą su Dievo baime. Antras laiškas Korintiečiams 7 skyrius 1 eilutė.